Trečiadienį rinkos šėlo po Donald Trump pergalės JAV rinkimuose, kurios turto klasės kilo daugiausiai. Sveiki, šiandien lapkričio 10 diena ir aš Povilas Petručionis, Orient finansų makleris, savaitinėje rinkų espreso apžvalgoje aptarsiu JAV rinkimų rezultatų įtaką rinkoms, Fed valdybos posėdžio sprendimą, Europos makroekonominius duomenis bei įmonių ketvirtinius rezultatus. Svarbiausi praėjusios savaitės įvykiai. Sulaukus Respublikonų partijos pergalių JAV prezidento ir senato rinkimuose, pagrindiniai akcijų indeksai pakilo į naujas visų laikų aukštumas. S&P 500 indeksas per savaitę kilo 4,66% ir fiksavo geriausią savaitę per beveik metus, Nasdaq 100 augo apie 5,4%, o Russell 2000 kilo net apie 8,6% ir tai buvo geriausia savaitė indeksui nuo 2000 metų. Be to, Bitcoin kriptovaliutos kaina išaugo 15,44%, o Elon Musk vadovaujama Tesla kilo net apie 29%. Ekonomistai tikisi, kad Respublikonų pergalė reikš laisvesnį reguliavimą bei mažesnius pelno mokesčius, kas galėtų prisidėti prie geresnių JAV bendrovių finansinių rezultatų. Iš atskirų sektorių didžiausią augimą išgyveno nebūtinojo vartojimo prekių, pramonės, energetikos ir technologijų sektoriai. Trumpo ir Respublikonų pergalė suteikė teigiamą impulsą ne visoms turto klasėms. Nors akcijos ir kriptovaliutos fiksavo įspūdingą augimą, pirmosiomis dienomis didelį kainų susitraukimą patyrė obligacijos. Ekonomistai pabrėžia, kad Trumpo pažadai griežtinti migracijos politiką bei padidinti tarifus gali prisidėti prie infliacijos augimo. Trečiadienį infliacijos apsikeitimo sandoriai pakilo net 20 punktų. Be to, baiminamasi, kad dėl sumažintų mokesčių gali reikšmingai augti biudžeto deficitas ir atitinkamai JAV skola. Praeitą savaitę buvo fiksuotas didžiausias 30 metų termino JAV obligacijų pajamingumo vienos dienos šuolis į viršų per beveik daugiau nei 3 metus. Nors rinkimai užgožė daugumą likusios savaitės makroekonominių rezultatų skelbimų, ketvirtadienį Fed valdyba pranešė apie palūkanų normų mažinimą 25 baziniais punktais iki 4,75%. Tai yra antras palūkanų mažinimas per šį ciklą. Obligacijų kainos pozityviai reagavo į šį sprendimą ir per ketvirtadienį bei penktadienį atšoko iš žemumų, kurias pasiekė trečiadienį paaiškėjus rinkimų rezultatams. Paklaustas apie naujojo JAV prezidento potencialią įtaką fiskaliniai politikai ir tolimesniai Fed monetariniai politikai, pirmininkas Jerome Powell atsisakė spekuliuoti ir pabrėžė, kad dar yra per anksti daryti išvadas. Tuo tarpu remiantis CNN, Trumpas turėtų leisti Jerome Powell tęsti savo pareigas bent iki 2026 metų. Žvelgiant į makroekonominius duomenis, reikšmingai išsiskyrė paslaugų sektoriaus rezultatas, kuris stipriai pralenkė ekonomistų lūkesčius. ISM paslaugų sektoriaus PMI indeksas siekia 56 punktus, tai yra aukščiausias rezultatas nuo 2022 metų rugpjūčio. Kiek silpniau atrodė JAV gamyklų užsakymai, kurie per rugsėjo mėnesį krito 0,5%, nors ekonomistai tikėjosi kritimo 0,4%. Europoje tokio pat pozityvo kaip JAV nebuvo pastebima. Priešingai investuotojai nerimavo dėl Trumpo pergalės įtakos Europos regionui. Pagrindiniai Europos akcijų indeksai krito. Vokietijos DAX traukėsi apie 0,2%, Prancūzijos CAC 40 krito apie 1%, o Jungtinės karalystės FTSE 100 apie 1,3%. Eurozonos HCOB bendrojo pirkimų vadybininkų indekso rezultatas buvo pataisytas iš 49,7 į 50 punktų. Paslaugų PMI rezultatas taip pat buvo pakoreguotas nuo 51,2 iki 51,6 punktų. Didelį politinį sukrėtimą patyrė Vokietija, kurioje iširo Šolco vadovaujama vyriausybė. Šolcui paskelbus apie finansų ministro atsistatydinimą, faktiškai sugriuvo valdančioji koalicija.
Anglijos centrinio banko valdyba beveik vienbalsiai nusprendė sumažinti palūkanų normas 25 baziniais punktais iki 4,75 procentų. Centrinio Anglijos banko pirmininkas Andrew Bailey komentavo, kad jeigu ekonomikos raida išliks tokia kaip ir projektuojama, tikėtina, kad palūkanos ir toliau laipsniškai mažės. Neigiamą tendenciją tęsia Vokietijos automobilių pramonės industrija. Per savaitę Volkswagen akcijų kaina krito apie 4,9 procento, Mercedes-Benz Group apie 6,4, o BMW apie 7,6 procento. Jungtinėje karalystėje apie 8,5 procentų akcijų kainos augimą fiksavo gynybos industrijos bendrovė Bae Systems, o AstraZeneca krito net 10,15 procentų. Didžiųjų įmonių ketvirtiniai rezultatai. Šią savaitę apie geresnius nei tikėtasi rezultatus pranešė Palantir, Novo Nordisk, Apollo Global Management, Qualcomm, Arm Holdings ir Zillow Group. Mišrius rezultatus skelbė CVS Health Corp, Lyft, Goldman Sachs BDC ir Paramount Global. Lūkesčių nepateisino Ryanair, Ferrari, Nintendo bei Airbnb. Ateinančios savaitės įvykiai. Antradienį bus skelbiamas Jungtinės karalystės nedarbo lygis. Tikimasi augimo nuo 4 iki 4,1 procento. Trečiadienį laukiami JAV infliacijos duomenys, kur tikimasi metinės infliacijos augimo nuo 2,4 iki 2,6 procentų. Ketvirtadienį vėlai vakare pranešimą skaitys Fed pirmininkas Jerome Powell. Penktadienį bus skelbiami preliminarūs Jungtinės karalystės BVP duomenys. Analitikai prognozuoja metinį BVP augimo padidėjimą nuo 0,7 iki 1 procento. Taip pat JAV pasieks duomenys apie mažmeninės prekybos pardavimų rezultatus, kur laukiamas mėnesinio augimo pažėjimas nuo 0,4 procento iki 0,3. Sekančią savaitę ketvirtinius rezultatus taip pat skelbs antradienį Home Depot, AstraZeneca, Spotify, trečiadienį Cisco Systems, ketvirtadienį Walt Disney, Applied Materials, JD.com, NIS, penktadienį Alibaba Group. Ačiū visiems klausysiams ir gražios jums savaitės.